Tikri dzūkiški dzivai prie audimo staklių Punske. Nuo pirmadienio Šimto virvio dirbtuvėse Punske dunksi audimo staklės, netyla žmonių balsai. Tai ketvirtojo Dzūkijos dzivai audėjų plenero dalyviai dalyjasi audimo patirtimi ir žiniomis. Kas audžia prijuostę, kas skarą ar juostą, kas riša siūlus palinkęs prie staklių, o kas mėto šaudyklę. Audėjų amžius įvairus, kai kurie jų iš Punsko, tačiau daug svečių atvyko iš Lietuvos. Pakalbinome kelis iš jų. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriaus pirmininkė bei šio audimo plenero projekto vadovė Modesta Tarasauskienė džiaugiasi bendryste su Nastute Sidarienė ir Aldona Vaicekauskienė bei užsiminė, kad dalyjimasis patirtimi yra tokių plenerų esmė. Net klaidos audimo raštuose labai vertingos, nes tada visi audėjai supuola žiūrėti ir galvoti, kaip ją ištaisyti. Pakalbinome ir audėją Laimutę Griškevičienę iš Viečiūnų, kurio sudaryta knygelė vaikams apie audimą jau keliauja į spaustuvę. Renata Žiukienė iš Punios kaimelio Dzūkijoje pasakojo apie tai, kas užrašyta juostų raštuose, parodė knygelę su jos austomis juostomis, raštų aprašymais ir paaiškinimais. Audėjas Algimantas Matonis papasakojo, kaip jis pradėjo austi ir parodė savo austas skaras. Kviečiame paklausyti. Kalbina Agnė Karčiauskaitė Jankauskienė. Šiandieną sveikinamas su Modesta Tarasauskienė, kurie atvažiavo pas mus iš Dzūkijos, tos Lietuvos pusės į Punską, ir paprašysim papasakoti, kas čia vyksta, nes daug žmonių staklės dūzgia. Tai Modesta, kas čia pas mus atvažiavo dabar į Punską? Taip, čia vyksta audimo savaitė arba audimo pleneras Dzūkijos dzivai. Tai yra 4 metus vykstantis projektas, esu šio projekto vadovė, jį pradėjau vykdyti prieš 5 metų, pastebėjusi, konstatavusi tokią situaciją kaip nykstantį amatą audimą čia pas mus Lietuvoje. Šitoje Lietuvos dalyje Punske jis buvo tikrai labai aktyvus dėka 2 sesučių, Nastutės ir Aldutės, su kuriomis susipažinau besirengdama tam projektui. Taigi, pradėjusi bendrauti su Aldute, nusprendėme pasikviesti jos seserį Nastutę ir Verutę, tai yra Veronika Valianskienė ir Anastasija Sidarienė į Lietuvą, į pirmąją audimo savaitę, kad jos pamokytų dzūkės audimo paslapčių. Tai yra to, ką jos jau čia seniai Punske daro ir įtraukia didelę bendruomenę. Tai pirmoji audimo savaitė praėjo sėkmingai, po to buvo antroji, trečioji. Ir atėjo laikas jau mums padaryti tokį sakomąjį vizitą. Taigi atvykome čia su 5 dzūkų audėjais. Maloniai nuoširdžiai priėmė mus punskietės ir štai dabar dūzgia staklės. Dūzgia ir audimo didžiosios staklės, vyksta juostų mokymai, tai yra mažosiose staklytėse juostų, su skėteliu audžiama, su kaladėlėmis vyksta labai didelė veikla. Kalbiname Laimą Griškevičienę, pas kurią pasirodo vyko pirmosios šitos dirbtuvės ir jos darbas pas mane rankose. Taip, čia taip papasakokit dabar, kas čia toks per grožis išaustas. Labai mėgstu austi takus, grindų takus, gal dėl to, kad mano močiutė ausdavo ir jinai ausdavo iš to, kad naudotų buityje ir dėl to, kad susinaudotų visi tie sunešioti, sakykime, patalynį ar kažkas, tai seniau moterys neskubėdavo išmesti sunešiotų daiktų, sakykime, tai suplėšydavo ir suausdavo į takelius. Ir vadindavo pas mus Lietuvoje, Dzūkijoje vadindavo skuduriniai arba ryziniai, dar labiau ryziniai takeliai. Tai kažkaip močiutės gal atminimo tam atminimui ir panorau austi irgi takelius ir po šiai dienai man labiau patinka austi takelius, nors jau esu
pabandžiusi ir divonų išaudus, ir rankšluosčių, ir prijuosčių, ir šalikų, bet vis tiek aš lieku prie takelio. Sakykit, o dabar tos audimo staklės turite, tų audimo staklių ir kažkaip girdėjau, kad lyg ne vienerias turite. Teisingai girdėjot. Taip, bet tokia esu, kad norisi visko išmokti, o jeigu turėti tik vienas stakles, tai kai padarai metimą, tada jau ir kol išausi, jau kitko ir negali bandyti. Jei tu užsidėjai rankšluostį, tai tu neišausi šaliko. O norisi, kaip pramokau austi, tai norėjusi labai viską išbandyti, todėl aš ir įsigijau 5 stakles, tada vienose divonai, kitose rankšluosčiai, kitose šalikai, bet daugiausia takeliai. Bet dabar pasakykit, 5 staklės, tai kurgi dabar sutalpinat visas tas 5? Taip, aš gyvenu bute, tai tikrai nebūtų galimybės namuose jų turėti, bet aš džiaugiuosi, esu iš Viečiūnų čia atvykusi ir aš džiaugiuosi, kad Viečiūnų seniūnas suteikė man tokias patalpas bendruomenės centre ir tenai tiesiog leido naudotis tomis laisvomis patalpomis ir tenai aš laikau savo stakles. Kadangi gyvenu visai šalia seniūnijos, tik per kelią, tai yra labai patogu ir džiaugiuosi tuo galėdama naudotis. Kalbiname Renatą Žiukienę, kuri yra ir šių juostų autorė. Tai sakykit, Renata, kaip jums čia tas 4. dalis Punske, kaip sekasi? Sekasi gerai. Čia atvežiau savo kaip ir darbus, parodą šiokią tokią. Dalis darbų yra knygeliai, Justo Poringės, kurią kartu su visa kompanija, visų kolektyvų ir grupė dirbam. Ko gero jūs ją ir matėt ir pavardėt. Tos juostos yra neeilinės, jos yra surinktos pagal raštus, sugrupuota, tam tikri ženklai išausti. Ir aš audžiu daugiau ne muziejui, nes neieškau muziejui, bet dar vis pasieškau po žmonės. Ir sakykime, va šitą juostelę yra vieno senelio Babijočius iš Punios. Čia yra iš Mildūnų irgi žirgeliai, irgi tokius labai graži, šitą irgi iš Punios juosta. Čia yra iš Nemojūnų netoli Punios, taigi mano krašto juostos yra, dar kiek galiu, tiek paieškau. Ir taip pat Dzūkijai būdingos kaišytinės juostos. Taip pat jūs ten toliau matysit tokius rėmelius viršuje dar pakabintus. Tai ten yra ženklai, nes man labai visada svarbu ženklas. O kas tas ženklas yra, ką jisai kalba, ką rodo ir be abejo, kas ta juosta yra. Aš ir norėjau paklausti, o kodėl, pavyzdžiui, būtent juostos? Nes kažkas gilina takelius, o jūs juostas, kodėl būtent? Net nežinau, žinokit, tiesiog kažkaip mane jos visada viliojo, traukė, aš augdama mačiau močiutės divonus, bandau austi ir staklėm, namuose turiu stakles ir va ta diminė juosta yra austa staklėm ir šiek tiek ir įvairius keturnyčius pabandau ir gal ir tų takelių jau bandžiau, bet juostos kažkaip įtraukė, galbūt savo ženklų magiją, gal nežinau, kažką turi jos, kažką stebuklingo. O tas, pavyzdžiui, ženklų reikšmės tokias, žinote, irgi išsinagrinėti, randat apie tai informacijos, tvarsime, iš ką reiškia tie visi piešiniai? Taip, dažnai knygeliai taip irgi pateikta, tikrai labai patikima informacija apie tai, ką tie ženklai reiškia. Kalbiname Algimantą Matonį prie jo darbų, darbo rankose matau vieną. Taip, va dabar rankose šitas pavyzdelis, tai būtent būsimai moksleivių dainų šventėj. Būsimai moksleivių dainų šventėj merginų šokių kolektyvai šokį vieną ir naudodami skaras. Tai va čia vienas iš pavyzdėlių šitų naujų skarų. O šitos visos skaros buvo naudojamos per praėjusių metų jubiliejinę dainų šventę 3 šokius šoko. Suvalkietiška, aukštaitiška ir čia atgaminta pagal Alytaus muziejaus fonduose esančią skarą.